margučius. Neturėti jokios vilties, nes neišduosim paslapties. Pamėginsiu ją išgauti, zuikių vaišių paragauti, pasitelkti reiks gudrumą, kad nemirčiau iš smalsumo. Jei margučių šitiek daug, tarp svečių zuikie nelauk, lapė bus viešne pirmoji. Veltui čia dabar spėlioji. Vilkas mėgsta margučius ir atslinksto į svečius. Neprišaukia mums nelaimės. Visas aš drebu iš baimės. Ar mus gąsdint atėjai? Ko pagoti tu bijai? Neklausyk, aš šalta kalba. Kas ateis mums į pagalbą, jeigu vilkas netoli? Kur tėvelis? Kur tėli? Nebijok, nėra čia vilko. Už kalnų jis nusivilko. Už kalnų? Ar už kalniuko? Man jau šiaušiasi kailiu. O kai vilkas čia atslinks, tai rausis tau nulinks. Šarka gąsdinti paliauk. Gal geriau tu skristum lauk. Nekesta čia atėjai. Dėl ko tai ir tu bijai? Na, o kur jie jūsų tėtė? Jis nenori jums padėti. Gal svečių išėjo kviesti, gal pačiam terūpį ėsti? Tėtė mums parneš kopūstų, kapinėliai supūstų. Eis šarkelį prieš Velykas. Niekas čia nesėdi dykas. Darbo turime mes daug, taigi tu iš čia keliauk. Man pas jūs labai patinka, tad norėčiau būt naudinga. Aš atskridau padėti, tik sakyk, nuo ko pradėti. Jeigu siūlys į pagalbą, rasim tinkamą tau darbą. Nustraksėk prie šaltinėlio, mums atneški vandenėlio. Aš esu puošiai šarka, negaliu sušlapti švarko, o be to esu protinga. Šitas darbas man netinka, bet žinai, galiu padėti. Margučius jums prižiūrėti. Margučius sakai, gerai, tik pasaugok juos dorai. Ką zuikučiai mano veikia, ir toliau mums dirbti reikia. Tu išdykėlis bėtuti, savo atnešk. Aš einu, mamykas greit, gal ir man kur nors nueiti, kad šis esti būtų šventė. Turime švariai gyventi. Tu pakuti šluok kiemelį, vieną mūsų tik tėvelį. Aš einu prie šaltinėlio, parsinešti vandenėlio. Kai iššluosiu, aš kiemelį, bėgsiu pasitikti tėvelį. Kviesime tada svečius. Šarka, valgy margučius. Oi, kas bus dabar? Kas bus? Kas čia darosi pas mus? Mama, pašlaviau kiemelį. Šarka nunešiu krepšelį. Pavogiai margučius, mama išrinks svečius. Kur margučiai iš tiesų? Jie pradingo, tai baisu. Dažėm, vargom visą dieną, o neliko jų nei vieno. Atnešiau aš kopūstų. Kad tėveliai supūstų. Bet ko sėdint nusiminę, o pirmosius nukabinę. Kai kopūstų išėjau, jau pačius palikau. Tegul žinovas katėti, šarkačių kalbą begėdi, viršus į svečius ir kalbą apie mus margučius. Pagavė krepšelį visą, kaip jį drįsta, kaip jį drįsta. Pasakyk man, pelėda, argi šarkai, tai negėda. Šarkai knieti vagiliauti, reikia margučius atgauti. Gal patarsi ką daryti? Reikia šarką pasivyti ir atimti margučius, kad pradžiugins zuikučius. O zuikučiai nusiminę, ar kokia bėda kaimynė? Oi, neklausk, ežy bėda, netikėta, nelaukta. Nežinau, kaip apsakyti, šarką reikia pasivyti. Ji kalta, kad nusiminę, gal matei, tu ją kaimynę? Taip mačiau sparnais apgaubus, ji kažką už krūmo saugo. Tai, kur slepiasi
Vagilė stebi klausosi ir tyli. Apgavai du zuikučius, kur padėjai margučius? Kas Vagilė? Tai verčiau pelėti tyli. Nieko aš neapgavau. Aš galbūt pajuokavau. Mes tave gerai pažįstam ir jei veikiam, tai neklystam. Margučius padėk, kur buvo ir keliauk, iš kur atėjai. Ir keliausiu, nesėdėsiu, su tokiais neprasidėsiu. Su jumis tik vienas vardas. Aš esu Margučių sargas. Margučius padėk, kur buvo. Buvo. Neprašau. Sekiau jūs visą dieną. Tai gal užsidirbu bent vieną. Imk Margutį ir keliauk. Įkėlėjai jau per daug. Ir keliausiu. Jei atgavo Margučius, ar galiu sukviesti svečius? Kvies pagoti, kvies, prašau. Tai pakviestis man prašau. Man atrodo, zuikis tėtė, tau ir čia galės padėti. Priekėtėm sakyk pyragų ir nei vienas nesudegęs. Dar mes dažim Margučius? Tai ir kvieskim ir svečius.